Kavos įrangos valymas yra sudarytas iš 3 etapų. Pirmas etapas yra kasdieninis valymas, tada yra kassavaitinis valymas rankiuku ir kasmėnesinis valymas tabletėmis kavos malūnui. Kiekvieną dieną kavos mašiną reikia valyti su kavos mašinos valymo tabletėmis ir aklė. Aklė yra toks setelis, kuris neturi skilučių. Tai ką mums reikia padaryti? Mums reikia pasimti ragelį, iš jo išimti jau esamą setelį su skilutėmis. Ta padaryti galima stipriai traukiant, užkišus peilį. Aš mėgstu tiesiog pasimti aklę, užkišti už ąselės ir tiesiog gražiu judesiu atkelti esamą setelį. Kai tai padarot, įdedam aklę į ragelį, pasiemam vieną tabletę. Jeigu iš tų tablečių neturite, jos galite užsakyti info@huracan.lt. Įdedam tabletę į aklę, viena tabletė skirta vienai mašinos grupiai plauti. Tada ragelį kartu su tablete ir aklė įdedam į grupę, stipriai užsukam ir dabar mums reikia įjungti programą, kad mašina žinotų, kad šitą grupę reikia plauti. Mašina plaunasi grupės automatiškai. Kaip tą padaryti? Čia yra kraniukas, po kurio yra 3 mygtukai. Vienas iš tų mygtukų yra FUNS. Tai mums reikia laikyti FUNS mygtuką ir tada tos grupės, kurią norime plauti, išjungimo įjungimo mygtuką. Šiuo atveju šitas mygtukas. Palaikius po kelių minučių įsijungia automatinės grupės plovimas. Plovimas vyksta 3 minutės ir kol grupė plaunasi, galima pasimti likusius ragelius ir juos taip pat išplauti. Ragelių plovimo procesas yra labai panašus. Tai visų pirma, išsiemam setelį ir tiesiog vandenuku nuplauname ragelio vidų ir patį setelį. Jeigu ragelio vidus yra toks purvinas, kad nebeatsiplauna, rekomendacija būtų pasimti kokį nors indą, jį prispilti verdančio vandens, įdėti porą kavos valymo tablečių ir užmerkti ragelius nakčiai. Jie pastovi šitoje chemijoje ir visi prikepę kavos aliejai atlimpa. Tada tai reikia gerai nuskalauti vandeniu arba biškį ranką patrinti ryte. Kol plovėme ragelius, mūsų pirmoji grupė irgi išsiplovė. Dabar reikia nuimti ragelį, išpilti likusi vandenuką iš aklės ir nuleisti šiek tiek vandens, kad likusi chemija iš grupės išbėgtų lauk. Tada visą šitą procesą reikia pakartoti, bet jau su kita grupe. Tai įsidėti dar vieną tabletę, uždėti ant kitos grupės ir lygiai taip pat laikyti FUNS mygtuką, bet jau tos grupės išjungimo įjungimo mygtuką, kuri kombinacija atrodo taip. Taigi, užtvirtinimui kiekvieną dieną plauname grupės su akle ir tablete, bet kas savaitę mums reikės naudoti tokį rankiuką. Jeigu pirmą kartą matot, neturit arba pametat, jį galima užsakyti iš info@huracan.lt. Taigi, jeigu dabar apsisuktume ir pažiūrėtume į grupės vidų, pamatytumėte varžtelį. Mums reikia naudojant šitą rankiuką tą varžtelį atsukti. tą reikia daryti atsargiai, nes gali nubėgti karšto vandenuko, tai galite ant rankų uždėti kokį rankšluostuką arba tiesiog išjungti grupės ir tą daryti ryte, kai grupės yra šaltos. Kai atsukame, iš grupės išeina varžtelis, tabletė ir setelis, toks rinkinukas. Ir visą šitą puokštę galima nešti karto prie kriauklės. Varžtelį iš karto dedame į šoną, nes jis labai mėgsta įkristi į kriauklę ir tada reikia naujo. O setelį su tablete nuplaunam po vandeniu, jeigu reikia pašveičiam. Ta daryti yra labai svarbu, nes čia susirenka visos stambiausios tirščių, purvo dalelės ir nevalomas aparatas gali daryti ne tik rūgščią ar karčią kavą, bet ir žymiai dažniau gesti. Nu va, viskas yra švaru. Dabar reikia sudėti viską atgal tinkamą tvarką. Tai jeigu dėsit setelį ant metalinės tabletės ne taip, jisai slidinės ir nusluksos. O jeigu išdėsite teisingai, jisai įkrenta į tokias briaunas ir labai gražiai laikosi. Tada varžtelis eina iš viršaus į apačią ir viskas keliauja šitaip atgal į grupę. Dabar šitoje vietoje kiekvienas turi savo techniką. Aš mėgstu visų pirma įkišti varžtelį į skylutę, pajaučiu, kad jisai sukasi, šiek tiek prisuku pirštais ir tada naudodamas įrankiuką privedžiu iki pat galo. Labai stipriai neverškit, nes galite sugadinti įrankiuką arba varžtelį, užtenka tik tiek, kad pajaustumėt pasipriešinimą. Kai tą padarot, lygiai tą patį reikia atlikti ir su kita grupė. Priklausomai nuo jūsų kavos kiekių, kas porą savaičių arba kas mėnesį reikia valyti kavos malūną. Ta padaryti galime naudojant kavos malūno valymo tabletės, kurios yra šiek tiek ilgesnėje dėžutėje ir yra kavos pupelės formos. Dėl to niekada nesumaišysite, kas turi eiti kavos mašiną, o kas turi eiti kavos malūną. Tai norite išvalyti kavos malūną, visų pirma, ką mums reikia padaryti, tai uždaryti šitą sklendę. Ją reikia sustumti į bunkerį, tol kol pasigirsta klink garsas. Kai tą padarėme, kava, kuri yra bunkerė, nebeina į kavos malūną, bet kavos malūnė vis dar yra senos kavos. Todėl mums reikia pasimti vienkartinį puodelį ir išmalti likusią kavą lauk.
Dabar matau, kad niekas jau man nebebėga, pasidedu kavą į šoną ir reikia atsukti bunkerį. Ta padaryti reikia suėmus bunkerį ir sukti priešais laikrodžio rodyklę. Atsukam ir tada jisai pakyla į viršų ir malūnas išsijungia. Malūnas supranta, kad bunkeris yra nuimtas, dėl to dėl saugumo sumetimų išsijungia, tai neišsigąskit. Kitas žingsnis yra pasimti kavos tabletes ir supilti į kamštelį tiek, kiek realiai telpa. Visą šitą supilimą įdedame į girnas. Ir kad malūnas įsijungtų, mums reikia uždėti atgal bunkerį. Tai uždedam bunkerį, užsukam, kad vėl pasigirs toks klink ir malūnas įsijungia. Tada mums reikia netidaryti bunkerio, kava turi likti vietoje, sklendės neliečiam, bet išmalti visas supiltas tabletes lauk. Nu va, jos baigia malti ir aš iš karto galiu pamatyti, kiek kavos jos su savimi pasiėmė. Tada šitą puodelį pasidedam ir galima daryti bunkerio sklendę, kad visa esama kava subėgtų vėl į malūną. Tada mums reikia vėl šiek tiek išmalti, kad visos dalelės esančios malūne išeitų lauk. Būtent dėl to malkioningas sukūrė, kad tabletės būtų baltos, kad jūs matytumėt kavoje, ar jų yra daug, ar jų yra viena kita molekulė. Tai realiai malame tol, kol kavoje nebesimato baltų taškelių. Jeigu vienas kitas matosi, viskas ok, nes šitas tabletės yra maisto pagrindo. Pas mane jau realiai nieko nebesimato, malūnas yra švarus ir paskutinis žingsnis yra šitas napelį nusimti. Jisai nusiema tiesiog patraukus ir jį išsivalyti popierinę servetėlę. Kai tą padarot, jisai įsikiša atgal į vidų ir malūnas yra išvalytas. Taip pat dėl bendros higienos nepamirškite karts nuo karto nusivalyti kavos malūną, nusivalyti kavos mašiną, nusimti kavos bunkerį taip pat išsivalyti, nes kuo įranga bus švaresnė, tuo jūsų kava bus skanesnė. Iki!